Jeigu mes norime turėti kažką, visų pirma, tai neturi būti prisirišimas, kad tai mums svarbu gyvybiškai. Tai turi būti lygiai taip pat, kaip tu į nuomą atėjau, pasinaudosiu ir paliksiu. Gerai praleisiu laiką, kaip atvažiuojam iš išnuomotą pirtį, viskas padaryta, pasimėgavom ir išvažiavom. Viskas. Tas va toks judėjimas, nu, tiesiog palengvins šį laikotarpį, palengvins žmonėms gyvenimą. Antras pastebėjimas, toksai labai svarbus yra, tai daugelis užklausimas toks yra pinigų, turto, visa kita. Tai yra labai gerai 12 kėdžių pasakyta, jeigu tu neturi fantazijos, kam tau pinigai. Žmogiška kalba išvertus, pirmiausia, turėkite vaizdą, ką jūs norite. Pinigai negali būti vaizdas, pinigai yra tik tai energija, kuri nuveda jumis iki to vaizdo namo, ten būto, kelionės, kaip pasakyt, materialaus tokio pagrindo jau fiziniai platmėj. Bet jeigu žmogus įsivaizduoja, kad nori milijoną, milijonierius, kažkaip būsiu, jausius, tu negali šito pajausti, kadangi nu, tu nesi. Tai gali sėdėti milijoną metų galvot, kad aš milijonierius, bet tu juo nebūsi, nes kadangi milijonierius tu būsi tada, kai tu matysi milijono vertės namą ir tu jame jau esi. Tai vat šitą lengva įsivaizduoti, kadangi nueikit bet kokią pilį ir vaikščiodami įsivaizduokit, kad jūs tai joje kvepuokit, uostykit, lieskit, bet kokį brangų, kaip automobilių saloną nueini irgi įsėsk į automobilį, kurį nori tavo svajonių, pajausk jo kvapą, pajausk dar, jeigu galima pravažiuoti su juo, tai pinigai ateis, kaip sakyt, tam daiktui įsigyti savaime. Tiesiog irgi nededant pastangų, užteks visata tiesiog pamatys tave laimingą, tam tu šviesi tą šviesą, matys daiktą šviečiantį tą šviesą ir jų susijungia, nu ir visata išpildys savo norą. Tai čia yra vieni paprasčiausių dalykų žmonėms šiam laikotarpį. Materialus pasaulis iš viso labai labai paprastai materializuojasi.